Sveikinuosi iš Bankoko. Koksgi tas planas Bankoke? Aplankysim nemažai šventyklų, porą naktinių turgų, nuvarysim iki vieno iš žymiausio, garsiausio prekybcentrio, kur pardavinėja labai daug feikų. Tai reikia biški kamerai ten tokių prie čiundalų, tai žodžiu pasišopinsiu. Dar taip pat Bankokas žinomas dėl tūsų, barų, parčių ir viso ko, tai išeisim į tą pagrindinę gatvę pasižvalgyti. Ir jo, čia pagrindinės veiklos, kurias planuoju pamatyti ir nuveikti Bankoke. Po 6 dienų 18 išskrendu į Laosą, ten praleisiu kažkiek laiko ir tada iš Laoso grįšiu vėl į Tailandą, į Čiang Mai. Tai turim 6 dienas, reikia išspausti maksimumą iš Bankoko, nes tikrai paskui neplanuoju čia grįžti į tą Bankoką. Tai dabar yra 4 valandos, biški apsitvarkiau reikaliukų, reikėjo e-kortelę pasimti, kad internetą turėt. Baigiau montuoti video iš Kambodžos šventyklų. Tai va, realiai nieko nebelaukiu. Susipakuoju daiktus, ko man šiandien reikės ir varom į traukinį, važiuojam į prekybcentrį. Tai va, manau, bus įdomi 6 dienos. Pirmas Tailando įspūdis, tai kad žmonės visi labai draugiški, visi kalbina, šnekės, toks visiškai kitoks vaibas. Šiaip Tailande, sakė, labai geras yra viešasis transportas. Tai dabar einu iki autobusų arba traukinių stotelės, nežinau. Iki kažkokios stotelės ir važiuosim iki prekybcentrio. O su viešuoju transportu nusprendžiau važiuoti vien tik dėl to, kad sutaupyti pinigų. Nes taksi čianai labai brangus. Tai kad nesimėtyt pinigais, važiuosim viešuoju. Žiūrėkit, su kokiu senu autobusu važiavau. To išlipsiu, parodysiu. Vilniuje senai tokių nebevažinėja. Nesimato, bet va ten tas jau prekybcentris vadinas MBK kažkaip. MBK, man atrodo. Labai tinkamų laikų nusprendžiau čia važiuoti, nes belenkokie kamščiai. Ta prasme, valandą laiko gal važiavau. Tai visas šitas prekybcentris yra per 7 aukštus. Jisai belenkokio didumo, aš net nežinau, ar aš jį visą praeisiu, nes man reikia porą dalykų kamerai ir viskas. Aš net nežinau, kelintam aš aukšte randuos. Belenkokio didumo. Tai čia didžioji dalis prekių yra feikai, bet yra dalis ir originalių prekių. Bet aišku, kai jie čia pamato vaikštantį baltą, tai kaina patrigubėja nuo originalios kainos, man atrodo.
Tai čia dabar pasikėliau į 5 aukštą, bet 6 ir 7, tai kaip supratau, maistas. Nu ir šitam aukšte pusę aukšto tiesiog maistas. Dabar, kai daugiau praėjau, tai gerai, nėra jis labai toks didelis. Pirmas įspūdis buvo, kad labai didelis. Hello. Do you have, guys, filters for camera? Camera for you use a GoPro Hero, right? GoPro 11. 11. Sorry, we only have a 12 and 13. Okay. And do you have battery or nothing at all for 11? The battery is just for the 13. We don't have it. Okay, so nothing for 11. Yeah, for. Okay. Thank you. Jamba reikėjo čia gal droną pasim kokį naują. 25 000 batų. Bet čia pats paprasčiausias. Aš noriu to geriausio. 37 000. Tai čia yra kažkur 1300. Daug. Malaizijoje tas pats dronas kainuoja netoli 1000. Čia dabar atėjau į oficialią DJI parduotuvę. Tai palyginam čia. Ai, nu irgi tas pats. Gali va Creator Combo nusipirkti. Mikrofonas DJI Osmo 3. 17 000. 3,5 tūkstančio kažkur gaunas 100 eurų. Nu, tai vis dėlto šį bei tą nusipirkau, bet į tai labiau žiūriu kaip investiciją, nes nusipirkau tripodas, kaip čia geriau pasakyti. Pasistato beveik mano ūgio, tai kai vienas keliauja ir vienas filmuoja viską, tai labai kartais sunku padaryti tam tikrus kadrus. Tai šitas dalykas padės. Ir sumokėjau 600 batų, tai čia yra 17 gal eurų kažkas, 18, kažkas tokio. Bet kiek aš šitien palankščiau panaudojau, tai atrodo kokybiškas daiktas, turėtų laikyti. Tikiuosi. Nu tai žodžiu, praėjau čia, ko labiausiai reikėjo ir ieškojau, dėja negavau. Reikėjo tokio filtro ant objektyvo, kad nuo saulės ir nuo lempų netaip išryškintų. Užtenka čia jaučiu slampinėti, nieko čia gero. Galvau, bus įdomiau, fainiau, bet kainos užkeltos kosminės. Nu, ta prasme, nieko čia tikrai pigaus nėra. Nebent jeigu šiki pinigais, tai čia gali atvaryti šopintis, bet daugiau tai nematau tikslo čia būtų. Nu tai kol čia šlopinausi, ieškojau tų filtrų kamerai. Jau laukia ir sutemo 7 valandos. Turėjau dabar labai didelę dilemą, ar varyti viešbutį, ar varyti Chinatowną. Tai nusprendžiau, kad varau atgal į viešbutį, nes naktį mažai miegojau. Jaučiuosi toks truputį pavargęs, o kai pavargęs, tada gaunas neįdomus video, nes nebepašneku, nebėra nuotaikos ir nebenoriu filmuoti. Tai va, tai aš lėkiu šiandien į viešbutį ir tada sustinkam jau rytoj, o rytoj planas, kad varom pasižiūrėti didingasias šventyklas. Tai sustinkam už kelių sekundžių. Labas rytas. Toks tas rytas, pirma dienos. Aš jau pakeliu einu iki pirmos šventyklos. Tai kaip ir vakar sakiau, planas bus dabar pamatyti keletą šventyklų. Turiu 3 realiai susižymėjęs. Tai bus vienur emeraldinė būda, kitur auksinė gulinti būda, o trečia nežinau, pamatysim. Tai žodžiu, budizmo šiandien biškį paduosim. Atėjau čia į tą pirmą Grand Palasą ir aš su šortais, o sakė, vidų reikia, kad dengtų kelius. Bet šį kartą esu pasiruošęs. Šiaip
Ne pirmą kartą aš jau esu šitose šventyklose. Aš kai buvau mažiukas, buvau irgi Bankoke ir visose šitose šventyklose buvau. Tai tada buvo pirmas kartas, kada pasimoviau. Nes tada irgi neturėjau, bet šį kartą atėjau pasiruošęs. Op, užsisegu kelnes ir galėsiu eiti į vidų. Opa. Vieną koją dan. Nu ir viskas. Dabar galime eiti į vidų. Hi, one ticket. Cash. How much? 500. Thank you. Thank you. Už įėjimą sumokėjau 500 batų, netoli 15 eurų kažkas tokio. Nežinau, labai sunkiai batų skaičiuoti. Ir dar jeigu norėjai papildomai, galėjai pasimti audio gidą, dar 150 batų už 1,5 valandos. Tai aš neėmiau, nes čia tiesiog reikia ateiti pasižiūrėti grožio ir viso vaizdo. Pradėjau nuo šitos šventyklos Palaso būdos, nes jinai vienintelė dirba iki 3:30, visos kitos dirba ilgiau. Nu, ta prasme, jūs pažiūrėkite šitą grožį. Čia su Vietnamu nėra ką lyginti. Čia nuodėmė būtų lyginti su Vietnamo visom pagodom. Dėl to ir sakiau, kad Tailande bus labai gražu. Labai gera yra prisiminti vaikystę, kai čia buvau mažiukas ir po lygiai tokią pačią šventyklą vaikščiojau 10 metų. Labai geri prisiminimai. Deja, labai griežtai, bet negalėjau filmuoti viduje ir parodyti jums tos emeraldinės būdos. Deja. Labai daug apsauginių ir labai griežtai žiūri. Tai niekaip nebūtų pavykę man jums parodyti. Sorry. Teks atvažiuoti patiems pažiūrėti. Tai pasėdėjau, pameditavau, pasimeldžiau prieš būdą, einam toliau žiūrėti. Dabar einam į Grand Palasą. Čia tą Grand Palasą tik tai va iš išorės pasižiūri, pasidarai nuotraukų ir išeini. Nes daugiau visur kitur užtverta, užblokuota ar negali praeiti. Tiek iš tos emeraldinės būdos ir Grand Palaso dabar einu į kitą šventyklą, kur bus gulinti būda ir paskui kelsime su keltu per upę į kitą pusę į sekančią paskutinę šventyklą.
Už įėjimą į gulinčią būdą sumokėjau 300 batų. Ta prasme, taip sukeltos kainos, kad wow. Tai 300 batų čia yra apie 10 eurų netoli. Ir aš dabar noriu su šito daužt. Bum, tik tai. Mano eilė. Nieko gero neskamba. Aš taip naudoju savo ūgiu, kad man tiesiog dzin, aš lendu, viską matau, pasidarau savo nuotraukas, video ir išeinu. Atsisuku už nugaros, visi nepatenkinti žiūri, nes jiems visiems blokuoju vaizdą. Sorry, reikėjo užaugti. Realiai tai, dėl ko atėjau, tą ir pamačiau. Tai pagrindinis dalykas šito šventyklų ir yra pamatyti tą gulinčią būdą. Dabar šiek tiek paslampinėsiu, padarysiu kažkokį jų montažą visos likusios šventyklos. Nu, žinokit, labai gražu. Ten, kur ką tik sėdėjau, tai ten ateina vietiniai pasimelst. Sakė valandas, bet dabar jau nebeatsimenu. Tai tiek iš to šventyklos. Dabar turiu atrasti keltą ir kažkaip persikelti į kitą upės pusę. Ir varom pasižiūrėti paskutinę šventyklos. Aš jos realiai nebeatsimenu, net nežinau apie ką ten, nei kas ten, nei kaip ten. Tai pamatysim. Bent jau kažkur neplėšė pinigų. Už šitą keltą persikelti į kitą pusę sumokėjau 5 batus. Nu tai čia jau tikrai centai. Tai bent jau tiek. Persikėliau čia to keltų į kitą pusę ir iš karto realiai šventyklą atėjau. Už įėjimą sumokėjau 200 batų, tai šita pigiausia iš visų 3. Tai į visas šitas šventyklas, jeigu nori patekt, visur reikia nusimt batus. Su batais neįleidžia. Nežinau, neįleido vidų. Uždėtas tas, kad negalima eiti vidų. Sakė, per daug žmonių, kažkas tai tokio. Nieko ten realiai kažko naujo ir nebepamačiau. Jana neįleido, atėjau kitą.
Po tiek būdų, man atrodo, aš jas sapnuosiu šiandien naktį. Ir va dabar ateinu į vietą, dėl ko žinoma yra šita šventykla. Nežinau, kokią velnio aš atėjau. Belenkiek daug žmonių. Įmanoma praeiti. Ta prasme, bereikalas čia lipau tą viršų. Bet gera naujiena ta, kad buvo proga išnaudoti vakar nusipirktą naują stiką. Ir kol kas man jis patinka, nes galiu žymiai toliau kamerą laikyti. Gražesni ir kadrai gaunas. Tai vis dėlto vertėjo tų 20 eurų. Labai gražus bokštas, nežinau jo istorijos nieko, bet labai daug detalių. Tikrai verta, tikrai verta. Vaba vyba. Tikrai visas šventyklas apsimoka aplankyti, nes jos yra be galo gražios. Kamera tikriausiai net nepertikė to viso dydžio gražumo. Tai sudėsiu į aprašymą video visas šventyklas, kurias čia aplankiau. Nors aš jas ir esu matęs, bet buvo vis tiek faina jas dar kartą pamatyti, prisimint, kaip čia vaikščiau mažiukas. Ir už visas šventyklas iš viso gavos 1000 batų. Tai čia yra apie 33 eurų iš viso. Ganėtinai daug, bet tikrai verta. Nu tai ką jūs, ką vakare? Tai einam pasižiūrėsim ten į tą gatvę. Populiarią, kas ten gero, biškį paslampinėsim. Vorų ir skorpionų dar nevalgysiu. Kažkaip nesinori dar. Bet dabar einam, pasimsiu tą patiekalą, apie kurį šnekėjau, kad jisai privalomas paragauti Tailande ir jis yra pats geriausias dalykas šiandien. Tai einam, parodysiu, kas ten tokio ir pasakysiu, kurį kombo geriausiai imti. Va. Hello. Can I? Banana and milk. Dar nesakysiu, kas pamatysit, kaip padarys. Kaina kem štukų, tai kas yra euras su biškiu.
Thank you. Thank you. Tai čia atėjau kažkokį užkampį, kad suvalgyt. Tai čia yra blynas, viduj su bananu ir aš pasirinkau su kondensuotu pienu. Jeigu jūs valgot su kažkuo kitu, o ne su kondensuotu pienu, tai jūs esat keisti. Ta prasme, čia geriausias kombo yra bananas ir kondensuotas pienas. Aš jaučiu kokius 2-3 blynus šitų suvalgau ir tada einam jau į pagrindinę gatvę. Žodžiu, atėjau dabar jau prie tos gatvės, pagrindinės. Nežinau, kol kas atrodo labai rami, gal dar biškį per anksti atėjau. Bet vis tiek, bet kokiu atveju praeisim tą gatvę, gal kažko paragausim. Pažiūrėsim, kaip kas vyksta. Let's go! Kad jūs užuostumėte tą žolės kvapą, kokį aš dabar užuodžiu. Nežinau, arba sumaišiau gatvės, arba tikrai per anksti atėjau. Nežinau. Bet tikrai ne taip turėtų būti, kaip dabar yra. Gerai, ramiai, nepanikuokit. Sumaišiau gatvės. Ne į tą pasukau, į kurią turėjau. Tai toj nueisiu ten, kur reikia. Nu, va, dabar panašiau į tą gatvę, kurią norėjau ateiti. Belenkiek visokio šūdo pardavinėja. Barai ir visakas. Einam paslampinėt. Bliamba, kokias kupilka ten ta moteris buvo. Ta prasme, gaila, kad aš nufilmuosiu jos tos tarakonus, vorus. Tik pradėjau filmuoti, tipo, reikėjo ją sumokėti, kad galėčiau filmuoti ten jos tos tarakonus. Tai kiek pavyko, tiek pamatysit. Bet pasiėmiau kitą dalyką. Nusipirkau durianų, niekad nesu ragavęs, niekad nesu bandęs. Pats tas laikas paragaut. Sumokėjau 8 batų, tai čia yra netoli 3 eurų, 2,5. Tai dabar surasiu, kur atsisėsti ir paragausim tos mirdančio vaisiaus. Radau čia pagaliau vietą, kur biškį geresnis apšvietimas. Taip atrodo. Realiai kaip plaučiai atrodo. Ragaujam. Nežinau. Nėra tai blogai tas kvapas. Gal kokią ne tą vietą pasiėmiau. Visai nieko. Skonis. Bliamba, kažką primena, bet negaliu dabar pasakyti, ką tiksliai. Nėra, kad neskanu, bet nėra taip, kad ir sakyčiau, wow, kaip skanu. Bliamba, net gaminu, primena kitą vaisių, tik skonis toks labai išblukęs. Normaliai. Gerai, gal ne tą vietą vaisių įdėjau, kur ten pati skaniausia, nes dabar vieną apturėjau, tai jaučias tas marvė burnoj. Tai tos vietos gal ir nelabai valgyčiau antrą kartą. Bet šitas tai visai nieko. Nežinau, tiesiog jaučias tas marvė burnoj ir tiek. Tai dabar randuosi kiniečių kvartalę. Einu dabar čia link tos pagrindinės gatvės kinų kvartalė ir tokį pamačiau. Transformeris vidury sankryžos stovi. Prikolas. Ta prasme, normalus transformeris.
Atėjau prie tos pagrindinės gatvės Kinų kvartalo. Wow. Galiu pasakyti, kad vaibelis tikrai kaip Kinijoje. Atėjau čia kažkokį restoranėlį, prisėdau pavalgyti vakarienės. Visiškai ant gatvės. Tai užsisakiau fraitos vištienos ir klemsų tokių kriauklių. Kriauklės atrodo va taip. Skanaus, kas valgot. Atnešė antrą patiekalą, skrūdintą vištieną. Nu, žinokit, visai skaniai pavalgiau. Biškį ten dar paslampinėjau, pasižiūrėjau, bet nieko naujo kažko įdomaus neradau. Bevalgant susipažinau ten su vienu bičiuku. Italų, jisai priešais mane sėdėjo, tai išgėrėm po bokalą alaus, pašnekėjom ir dabar aš einu peškom iki hostelio, nes autobusai važiuoja, bet jų ilgai laukt ir greičiau man bus pereit peškom, negu su tais autobusais važiuot, nes čia gal 3 km, čia 30 minučių maksimum, kur vieno autobuso lauk 20 minučių būtų reikėję. Tai žodžiu. Einu aš atgal į hostelį ilsėtis, nes šiandien visą dieną ant kojų ir pabaigsiu šitą video čia. Jeigu patiko šitas video, uždėk laiką, užsiprenumeruok mano kanalą būtinai. Iki savo gimtadienio norėčiau kažkaip pasiekti 1000 prenumeratorių, čia būtų jaučiu geriausia gimtadienio dovana. Nu ir susitiksim už poros dienų tada. Čiau.